kikigura kava šausam pakryčiu. Mergas sakės? Ne, tiesiog jaučiu. Išvažiuoju meilė jau. Matysim po 2 savaičių. Pasiilgsiu. Myliu tave. Nežinau, kam čia pasakymas, ne. Įpratis yra įpratis. Sveiki visi. Pišavit. Būk į šviesą. Ta mama. Labas. Labas. Lukašenko. Aš pasiėmiau piniginę. Mano vardas Artūras. Mano Mantvidas. Ir Mes darysime savo tradicinę kelionę kasmetinę, kuri ne visai kasmetinė. dabar bus. Bus, dabar jau bus. Tikrai. Pirma kelionė buvo 20 kelintais? Prieš 2 metus. 21. 21. Tada nutiko visokie karantinai, visokie kiti reikalai. Ir dabar 23 metai ir galvom pratęsti šitą kelionę. Tradicija. Dabar tikrai tradicija. Pirmą kartą varėm 2 dienas, 2 naktis. Dabar varysim 2 savaitės. Pamiegojom 3 valandas ir dabar važiuojam. 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 Tada sako, turi arbatos. Sakau, gerai, fainiai, turėsim ką gerti. Esmė tame, kad čia moteriška arbata. Mes negalim gerti. Negalim gerti. Bet davė vieną tokį. Tiesiog, jeigu blogai miegos. Mums salutation? Nu, tipo, 1-0 pasitikims. Tai išvažiuosim vyrai, grįšim moterį. Kaip tavo dešas Sara? That's what she said. Salotą ką tik abėjo. Yra šiek makaronas. Daug kas dešą. Labai. Aš to nedaug atrodo. Būdavas salotą. Slapkentės dar. Tava? Šiaip neblogai. Aš apie patariu. Aš irgi. Žodžiu, labai greit išlėkėm, nieko nepasakėm visiškai, kur važiuojam ir ką darom ir nuo kaip viskas prasidėjo. Tai žodžiu... Darome Eurotripą. Tikslas yra Čekija.
Pakeliui stosim, kur akis mato. Miestai tai bus Varšuva, koks Liublinas, Krokuva, tada pasivaikščiot Zakopanijai. Slovakijai turbūt Žilina, gal ten daugiau kažkas. Tada, nežinau, arba Austrija, arba Čekija rinksimės tarp tų dviejų. Bet tada jau žiūrėsim, kaip kelias. Ne ten mes. Realiai labai tokią kelionę sunku suplanuoti vien dėl to, nes tai yra labai daug vietų, daug miestų, daug visko gali nutikti. Tai mes labai nieko neplanavom, tiesiog gonna go with the flow. Per daug kintamųjų yra, kur negali suplanuoti, kas 8 dieną vyks, nes sunku žinoti, ką dabar vyks. Ir nesinori kažkaip planuoti, jeigu suplanuojam į vieną miestą ir tada žinai, kad tik ten reikia būti, o pakeliui pamatai kažką įdomaus. Jo, todėl mums labai patogu, kadangi esam du bachūrai. Tai Visiškai nesusireikšminę. Visiškai, bet bele kur galim nuvažiuoti ir viskas bus normaliai. Svarbu, kad kažką naujo pamatyti. Tai dabar sustojom Circle K, pusryčiavom truputėlį ir dabar mes esam 60 km nuo Lenkijos. Oi ne, mes Lazdijose, čia prie pat Lenkijos sienų. Ai, ten 60 km iki Augustavo. Ir pažiūrėsim, gal jeigu ten kažką užmatysim, pafilmuosim, o šiaip pagrindė dabar lėksim link Varšuvos. Jo, Jo, greičiausiai. Nu, Pažiūrėsim. tada jau žiūrėsim, norisi dar sustoti turbūt apsišopinti biškį. Jo. Kaip tikri lietuviai reikia Augustavę apsišopinti. Pigiaugi, sviestą reikia. Grikių. Gerai, važiuojam. Važiuojam. Artūrai, kaip nuotaikėlės? Puikiai. Kaip tavo nuotaikėlė? Mano labai gera. Saulė šviečia. Skrandis pilnas. Nu, ko daugiau reikia? Būtent. Labutis. Atvažiavom į Zakopanę. Atvažiavom į Augustavą. Prisiparkuosim automobiliuką. Ir užmatėm turgelį, kuriame galima nusipirkti braškių už nepilnus 3 eurus. Tai pabandysim, paragausim. Laukinis Mantvydas aiškinasi, kur yra zlotas, kur yra cent. Start. Nenoriu. Reikia. Здравствуйте. 1 кило. Спасибо большое. Braškutės. Dar radom vietinio medučio. Tai gal kokį vakare arbatytę susišaudysim. Su medum braškiu. Ką manai apie Lietuvos McDonald's? Kai šūkinas. Atostoginis toks. Žodžiu, iš Augustavo nusprendėm varyti į Varšuvą. Tačiau negalim nustoti kiekvienoj, kas realiai 10 km sustoti ir valgyti. Dabar užsukam į lenkišką McDonald'ą. Prasibandyti. Jo, prasibandyti. Ir čia yra toks įdomus reikalas, Lietuvoje nesumatęs. Čia yra limonadinė kava. Čia citrinos yra pagal idėją. Pusryčių meniu yra labai geras šiaip. Kiek mes išleidom? PM7. PM3 zlotai ir dar šiame pragėlė 7,90. Tai kiek čia? Virš 10 eurų. Apie 12,30. 12,30. Šiaip visą normaliai. Ir piragėlis dabar. Nepilni. Tai jo. O, wow. Straukia.
Žiauriai stiprų. Labai gerai. Man patiko. Su tokiu tai tikrai nenepinsim. Tai jeigu dabar pasiseks, nuvažiuosim iki Varšuvos. Šiandienos tikslas, bent jau minimum. Privalo pasisekti. Jo. Ten gal pabandysim surasti elektrinius skuterius ir pasivažinėti po centriuką. Ja, mašiniuką centre nestatyt, nes turbūt brangus. Na šiaip, kam su mašinai centre bėgti? Tai mes pavalgom ir toliau judam. Po kelių užmatėme žiūriuką. Kovojom nuvarysim išsimaudyti. Reikėtų išsimaudyti būtų visai patogu. Bet čia konstrukcijos vyksta, daro takelius, kad normaliai prieiti. Dabar radom čia kažkokį keistą takelį. Bandysim užsilipėti ant kalniuko ir pažiūrėti, koks vaizdelis. Čia gal truputėlį ir čia galėtų patvarkyti. Opa! Patarimas ant pačių lentų nestoti. Bliamba, čia šitie medžiai biški užstoja. Čia patarimas nevaikščiot. A, čia geriau irgi nesistoti. Bet čia viskas. Žinau. Čia bliamba biški baisu, galima įlūžti. Kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. Arba nesigroži grožių. Tokie netradiciniai turistai, kurie eina į tokias vietos, kur normalų žmonės nelabai vaikščiotų. Aš čia net nemanau, kad vietiniai labai lankosi. Aišku, čia nelabai yra ką matyti. Bet kažką užgaudėm. Na, būtent. Atvažiavom į Šumovą. Mantidulis pavargo, nori pamiegoti. Biški nepas. Jo, biški miego trūkumas nepadeda, mes ten biški miegojom praeitą naktį mažai, nes va šiaip kelionė, tipo stresiukas. Tai jo. 2 valandų neužtenka su biškiu. Tai jo, 15 minučių nepas ir važiuojam toliau. Kiek čia liko? Valandą iki Varšuvos? Mum liko apie 120 km. Tai beveik kaip iki Kauno nuo Vilniaus. 118 km, valandą su pusę kelio. Tai... Bet čia rodo iki Varšuvos centro. Mes į centrą nevažiuosim, faktas. Mes ieškosim, kur tiksliau važiuoti. Jo, svarbu pavalgyti. Pavalgyti reikės, būtinai valgyt, maistas yra gerai. Važiuosim, darysim, reikės pasiplanuoti ir tada turėsim update vėliau. Labanakt. Labanakt. Tokį. 15 minutes later.
Nu. Žiūrėk, koks aukštumas. A Vilniui čia, blėt, visi skundžias. Mano kontentas bus be keiksmažodžių. Galima užbybinti. Pyp! Atvažiavom iki Varšuvos, užsukom į Blue City prekybcentrį. Dabar bandysim susirasti vietą pavalgyti, gal nusipirkti vieną kitą rūbą ir tada jau žiūrėsim. Važiuojam. Uf. Daug parduotuvių. Turėsim ką veikti. Kaip pareitintų maistą? Neblogas, bet nelabai skiriasi nuo lietuviško. Ne, toks kaip valgykla, ne? Geras maistas, skanu. Mantvydas rado savo skyrių. Puiku, ne? Seni. Mantelio. O, kokia graži mergaitė. Gal ir nieko? Ne. Atsisuk. Už kiek pavešit? Kiek įmot už kilometrą? Už 3 konservus. Nusipirkai Kortelę, su kuria galėsi pagaliau savo fotiką naudoti. Nes kažkoks dundukas pamiršo ją namie. Ir aš neradau jos. Aš galvojau, jinai kuprinėj. Tenais. Nepatikėsit, kur mes vėl atsiradom. 5 kartą ar kokį? 5 kartą. Su Mantvydu nusipirkti juodų batų, kad po kalnus būtų galima vaikščiot. Nike keičia, nes spalva tai nelabai keičia. Šiaip jo, labai panašus stilius. Tai va, ieškom juodų batų. Tai va, išsirinkau. Negaliu padėti atgal. Žiūriai prilipa. Žiūriai seksi batukai. Kaip? Irgi prilipa. A ne? Pliam, šitą žiūriai seksi. Šitą rožytą žiūriai gražiai atrodo. Trauk savo ranką. Žiūriai seksi. Žiauriai gražu. Aš jo tikrai nelaukiu jau valandą. Žodžiu, dabar yra jau po 11 valandą. Žodžiu, dabar yra po 11 valandos vakaro. Ir aš net nejuokauju, mes prieš 2 valandų ieškojom, kur prisiparkuot mašiną. Radom nemokamą parkingą. Bandysim biškį pasidėt, palisėt. Ir, nežinau, ryte atsikelsim, judėsim toliau. Nežinau. Reikia kažką gal dar papasakoti, ką šiandien nuveikėm ir panašiai. Nuvažiavom 550 km per šiandien. Kiek dabar valandų? 11, ne? Tai nemiegojom mes jau 20 valandą. Nu, man tos biškį panepina. Nekauk, man... Aš prieš tai parą nemiegojau beveik. Nu jo, labai įdomi čia mes. Gavomės, va, žmogus po bakalauro rašymo, aš po 4 darbo dienų. Taip ir gaunasi va su tokiam atostogėliam. Tai jo, nežinau, pamiegosim kokias 6 valandas. Atsikelsim tokia keistoj vietoje esam.
Nežinau, norėsis kuo anksčiau išvažiuoti, kad nieks netrukdytų. Tai va, važiavom šiaip nusipirkti tamsių batų, nes planuojam po kalnų Zakopanį palaipyti ir panašiai. Nu, ne profesionaliai, bet ten bent truputėlį prasižiūrėt, kas ten galėtų būti. Tai va, nusipirkau baltus batus. Ta prasme, jo logika prasilenkia su jo... Bet geri batai. Ne, tai Bet prie tų baltų nusipirkau ir juodus. Ir man tuos juodus nusipirkau. sujunk juos dabar. Ja. Šiaip didžiąją dalį dienos arba važiavom, arba valgiam. Žiauriai daug valgiam šiandien. Bet aš toks alkanas. Nežinau, kažką gal užkąsim ir eisim miegoti. Jau 1 valanda nakties. Mes sakom labanakt, susimatysim ryte. Labiau lemma.